naują maišą, pasidralę, oi, lėlė. Gerkit svečiai, uliavokit namo neminėkit. Gerkit svečiai, uliavokit namo neminėkit. Vyras toli žvengiančių, o kišeniai skambančių dar gali gert. Vyras toli žvengiančių, o kišeniai skambančių dar gali gert. Alus vyno pastatysiu, svečių nevarysiu. Alus vyno pastatysiu, svečių nevarysiu. Vyras toli žvengiančių, o kišeniai skambančių dar gali gert. Vyras toli žvengiančių, o kišeniai skambančių dar gali gert. Vyras toli žvengiančių, o kišeniai skambančių dar gali gert. Vyras toli žvengiančių, o kišeniai skambančių dar gali gert. Sveiki atvykę į užgavėnių šventę, kurią organizuoja Ilgakiemio kaimo bendruomenė. Sveikiname Pagirių kaimo bendruomenę susirinkusią, sveikiname Pastaičių kompaniją susirinkusią, sveikiname visus Ilgakiemio ir kitus aplinkinius žmonės, kurie susirinko ir kurie dar susirinks. Kaip ten bebūtų, žiema persivedė į antrą pusę ir pats metas būtų ją vyti iš kiemo. Tikiuosi šiandieną jūs turėsite malonumo sušokti su mumis. Mes planuojame padaryti tokią nedidelę liaudies šokių mokyklėlę. Paprastus šokių pašoksime.
liaudiškai sakant, o jeigu oficialiai tai Romų ansamblį, kuris atvažiavo pasveikinti mus su užgavėnėmis. Mūsų šauniasias čigonės. Muzika! Prieinam arčiau. Ar atsiras drąsus jaunuolis, kuris norės suvilioti čigonėlę? Drąsaus jaunuolė laukia prizas, kuris kartu pašauks. Štai yra vienas jaunuolis. Jaunuolis į drąsą. Eik, jaunuoli. O, jau turime jaunuolį vieną. Perspektyvus jaunuolis. Bravo, bravo! Kur tas mūsų jaunuolis? Štai perspektyvus jaunuolis, kuris čigonėlę viliojo. Ne, šitos nepaplausiu. Štai mūsų perspektyvus jaunuolis, kuris bandė suvilioti čigonėlę. Šaunuolis paplojame. Drąsus jaunuolis. Sveiki, girdėjom. Labą, girdėjom, ligonių yra. Ligonių yra, girdėjom. Gaila, kad reiškia padėkam tau. 5, o paskui pasiimu savo. Štai viena šeimininkė, matau, atėjo, puiku. Neskubam. Gerai, čia dar bus konkursas, palaukit, tik tai stokit į eilę dabar. Vieną konkurso narę turiu, 2 narės turiu jau, matau. Kas dar į konkursą pas mumi? Prašau. Štai dar vieną konkurso narę. Ne vėl. Oi, na, manau, sudominau konkurso narės. Ar dar norinčių dalyvauti konkursai yra? Yra. Štai dar ateina čia pas mumi. Na, kas dar blino konkursą dalyvaus? Štai čigonėlės. Labai gerai. Kas čia ragauja? Dar neragaunam. Pirmiausia, registruojamės į konkursą, kaip aš sakau. Ar dar norinčių bus konkurso dalyvių? Štai, greičiau skubam. Davai, petelnė laukia. Keptuvė laukia, jinai svyla jau visai net iš karščio, nežinau kur dėtis. Na, skaičiuoju iki 3, kas neprisijungia prie mūsų, vadinasi, konkursą skelbsim pradėtų. 1, užgavėnių 2, užgavėnių 3. Taigi, turime puikias damas, kurios tuoj pat prisistatys. Taigi, pirmoji, kuri atsinešė savo blyną, iš kur esate ir ką veikiate ir ką darote, prisistatom, kad paskui žinotume, už ką balsuoti. Gerai, aš esu Velnienė iš Rinkūnų kaimo, Velnių raisto ir pristatau savo blynus. Velnio gardumynas, Velnių meilės suspausti, lašelio meilės iš daigos išmonės pilni. Aš esu Varna Arlekina
Atskridau iš Ilgakiemio miškų ir pristatysiu savo blynus arletiniškus, varniškus. Puiku, sekanti pas mano konkurso dalyvė. Esu Janina, šarkai. Raisto. Raisto. Na, Laima iš Ilgakiemio. Irgi blynai jau tik tiek teliko. na, iš visų pastebėjimų galiu pasakyti, kad pas ką mažiausia liko, tie ir skaniausi buvo, ne? Todėl ir kviečiau į šį konkursą visus, kol dar nesuvalgyti blynai. Na ir dabar pirma užduotis. Turėsit papasakoti, kokiu būdu kepėte, ką dėjote ir kodėl už jūs turėtų balsuoti. Taigi, pirma dalyvė. Apdengtas ašaras skonių pagardinti. Nuomės savo plaukus. Na ir žinoma, didelę velnišką meilę. Čia lydekai paliepus man padurėjus. Blynai išsikirkit patys. Na ir blyno pavadinimas? Romų blynas. Romų blynas. Ketvirtoji dalyvė su romų blynais. Na, penktą dalyvę turime. Čia pagal senovinę išmintį tikri užgavėnių blynai. Na ir ingredientai, kokį ten jį įdėti? Visko įdėta ir meilės, ir kiaušinukų, ir pieno. Statėm, sekanti. Mano yra patys skaniausi, patys riebiausi bajoraičių blynai, užgavėnėms skirti. Biški meilės dėta, biški laimės, biški seilės. Velnienės iš Garliavos labai. Man irgi iš Rinkūnų kaimo. Matau, kad daug kas iš Rašnavos tai yra su jais. Tai jau čia bandos jausmas, matau. Rašnava išvaišino savo blynus visus, ar dar turi? Dar turi. Nu, dar vaišinam. Taigi, ar teko paragauti jums blynų? Čirvinių ragavom, bet kieno nežinau. Bet skanus blynai. Puiku. Ar žinosit, už ką balsuoti? Ai, tai už skanumėlį. Na, pakalbinsim čia. Naujai dalyviai atėjo, ar ragavot blynų, nors vienų? Vienus ragavom. Ir kaip manot, kurie laimės? Tai tuos, kuriuos mes ragavom. Kokius ragavot, ar žinot? Širdelės kažkokios. Gerai. Dar patys visi girdėjome, kad dvi nuomonės, kurios labiausia, akivaizdžiausia patiko blynai. Taigi, buvo bajoraičių blynai ir Rašnavos blynai. Balsavimo būdu turim nustatyti, kam atiteks ši puiki keptuvė. Dabar, aš sakau, Rašnavos blynai, plojimais, kojų patepsenimais, šaukimais, vėlia kokiais riksmais turit pasakyti, kaip jūs už tą Rašnavos blyną balsuojate. Taigi, pirmas, Rašnavos blynai, klausau. Gana. Antras variantas – bajoraičių blynai. Arba pas mane ausis užgulė, arba aš nieko negirdžiu. Arba iš abiejų pučių tik rėkia ir daugiau nieko nedaro. Taigi mes pakviesim nepriklausomą daug. Geriausiai išmano apie maistą. Nevalgy ne vieno blyno. Man reikia padėti, matai, pas mane ausis užgulė, aš nedagirdžiu, supranti, kaip kas reikia, žinai. Lašininis geriausiai išmano. Lašininį ragauk. O parodyt, man galima taip aš vizualiai visus. Visų negalima, tu į pirmas vietas iššoko. Taigi Rašnavos blynai ir bajoraičių blynai. Tau teks paragauti. Aš be ragavimo. Čia yra kokie bajoraičių? Reik ragauti. Su kotletu viduje, o čia? Nu, senam žmogui aišku, kad saldumas. Nu, aš taip manau, kas daugiau, jeigu ne lašininis, turėtų numatyti blyno konkurso dalyvė, ne? Patys saldžiausi, patys skaniausi. Kuo daugiau cukraus, to geriau. Ar priimam prie visos, ar priimam visi lašinio nuomonę, kad laimi konkursą Rašnavos blynas?
jau yra atstovas, taip? Neturime tokių ūkininkų? O tai tau, vadis nepasisekė. Ilgakimio kaimo bendruomenė ir MC kolonėlė, kuri yra šalia, dovanoja nuolaidų korteles, kuriuose ūkininkų kuras minus 12 centų. Tai jau yra nemenkai. Tai yra vienam ūkininkui. Dar ne vėlų, dar ar yra ūkininkų? Žiūrėkite, kaip tą dalyką reikės daryti. Mes dabar surinksime 2 komandas suaugusiųjų, kurie pamėtys batus ir jūs tada galėsite toliau žaisti. Tėveliai. Va, vienas tėvelis, va, antras tėvelis. Va. Ateikite dar čia. Ką reiks daryti? Va, 1, 2, 3. Viena komanda yra. Nu, ateikite. Štai, viena komanda, antra komanda, trečia komanda. O, taip. Gerai. Kompanija MC jums dovanoja vasario 14 dieną 50% nuolaidą kiekvienam kavos puodeliui. O jums gerai kavą? Sakiau, jaunimas teikite. Taip, tinka. Štai ir jums. Galėsite. Ieškot poros. Į malūnus. Einam. Į kitą pusę. Reikia poromis. Šokam. Einam į kitus malūnus. Gerai. Nu, kur dar kažką tai? Griebiam. Va, matau, panikė yra. Einam, malūną šoksim. Darom atskirą malūną. Ateikite pas mumis kas nors. Nu, kas dar. Minutėlė. Plekš. Į kitą pusę sukam. O dabar polkutė. Šokdami polkutėmis žiūrime į kitus malūnus ir einame apsikeisti poromis. Į malūnus. Sukam malūnus. 1, 2, 3. Pliaukšt ir einam ratu. Pliaukšt į kitą pusę. Ir 1 su kojom, 2 su kojom. 1, 2, 3. 1 su kojom, 2 su kojom. 1, 2, 3. Pliaukšt ratu. Pliaukšt į kitą pusę. Kiaulė grikis. Pliaukšt ratu einame. Pliaukšt ratu einame. 1, 2, 3. Mušoje. Viskas. Laimėtojas kol kas šona. Va čia tą patikrinį. Vienas laimėtojas yra. Vaikai. Galva netaikom? Pasveikinkime Mantą! Nugalėtoją! Iš viršaus vieną! Bružai!
aišku, su moterim aišku, dabar dar turi vyrai išsiaiškinti. Nu, važiuojam! Yra dar norinčių. Bet neatgaminu. Pasipažinti, Matulevičiaus iškės. Kurio? Nu tas, kur dirbo patinkas. Ai, tai va, norėjau sakyti labai kažkur tai matyta, bet į tėvą turbūt panašiai. Tos, kurios norėjo prisistatyti, ar visos sušoko savo šokį, tos, kurios norėjo sušokti. Ir aš turiu gražiausiai kaukiai apdovanojimą. Palaukit, parodys tai. Štai, šitas 3-9 buteliukas su 5 baronkom atiteks tam, kuris šiandien dienai iškovos gražiausios užgavėnių kaukės konkursą, kuris laimės. Inga, taigi, žodis jums, įsivardinkit save ir kažką pasakykit, dėl ko už jūs reikėtų balsuoti. Už meilę, už šilumą, už draugystę, už žmonės, už užgavėnes. Aš turiu jums ką duoti. Meilė neapčiopiama, šiluma, jinai pakyla į viršų ir jos nelieka štai čia. O va ką aš turiu? Tai va, turiu kompanijos. Visi mano tarnai pakelėt ranką. Kur mano tarnai, klausiu? Už ką aš mokėjau visą dieną? Ateikit čia. Visi šitie pinčiukai paklūsta man, nes aš turiu ką jiems duoti. Tai įspūdinga tokia kaukė. Ar užgavėnių kaukė yra jūsų pati geriausia, dėl ko reikėtų už jūs balsuoti? Aš manau, kad tai taip. Nes velnias yra atsiųstas iš peklos. Iš pragaro. Ir jisai, iš peklos, iš pragaro, nesvarbu. Ir jisai nori suvienyti. Nereikia, kad visi atbijotų, velnias, tas velnias. Jisai atsiuntė, kad tai suvienytų, visi trenktų tokią šventę, kur visi susirinktų užgavėnės. Ir visi... Ruošiasi, kaip tau atrodo lašininė? Kuris pasiruošė pats geriausia? Kuris ruošiasi šiam visam vaidmeniui? Ruošiasi. 1, 2, 3, jaunimas. Tyla! O dabar pradėsim. A paskui su jumis įsiaiškinsim. Geriausia kaukė, geriausiai ruošiasi iš anksto. Aš tau galiu iš karto pasakyti, žinok,
padarysi blogai, ką nors, tave, žinok, šiandien dienai, žinai, ką padarysi, taip. Žinau, aš lašinys, ant zakuskės. Laimi šio konkurso prizą. Taigi, prašau velnę ateiti apdovanojimui. Jeigu ką pjausikit mane, aš nesigailėsiu. Šiaip ne taip išreikiau velnį. Reiškia, aš pakliūsiu į pragarą, o ten turėsiu draugelį. Ant kelio krikščionys. Aš neatsimenu, kiek laiko nebuvau čempionate ir antradienį būtų fainai, bet gėda. Patepam. Taip, viskas labai higienos normas atitinka. Skanus. Taip, vienas samtis pagal instrukcijas. Ai, nu bus blogai. Gerai. Palika čergantą. Arba aš galiu atsakyti valandą. Numesi. Nepabėk, Virgi. Tuo įpilsiu. Užtenka čia karaliauti lašininiui, su dešrom ant kaklo. Pats laikas būtų jį nukauti, kad žiema baigtųsi ir ateitų pavasaris. O aš storas ir tvirtas, lygiai nepasiduos. O aš manyčiau, kad pats laikas mums įsiaiškinti santykius. Kur tas paliegas kanapinis prasirūkęs? Čia aš, jeigu ką. Mes nesipyksim, mes eisime muštis. Kas seka? Jo, kanapinė, Taip. Taigi mūsų laukia finalinė kova. Į kovą kanapinis kviečia lašininė. Prašom visus krasnorius stebėti arčiau. Imk ginklą! Baikit vaikučiai dabar. Kanapinė, mes už tave! Tebūnie pavasaris! Laukan žiemą! Lašinius į zakuskę! Duotų jam greičiau, kol jis Muškis! Muškis! Ne per veidą! Kur atiduok? Atiduok, duosi 10. Nefilmuok to, ko nereikia. Fotografuoju. Sudė žiemą, sudė morę, sudė lašininį. Jeigu nori likti gyvas, geriau pasitrauk. Štai. Mano meilė. Aukselį, kas tavim daro? Žiemą, žiemą, bėk iš kiemo.
Žiema, žiema, bėk iš kiemo. Mano meilė dega, vaikai gesink, padėk, duosiu dešrą. Vaikuti, vaikuti. Įpilkit, negaliu. Ačiū, vaikuti. Gesina, mano čia žmona, čia mano žmona. Gesina. Baigėsi žiemos metas, atėjo mano metas. Tuoj sužaliuos žolė. Sugrįž paukšteliai, bus gerai, bus šilta.